Sveiki, mielieji. Šiandieną penktadienis, rugsėjo 26 diena ir liko praktiškai para, šiek tiek daugiau negu para iki renginio susitikimas gyvai. Jis įvyks, jis bus taip, kaip yra suplanuotas, bet ne apie tai. Registracija praktiškai jau užsibaigė, ir tie, kas norėjo, užsiregistravo. Na, o jeigu dar būtų tokių, kurie nespėjo, bet tie, kas žinau, registracijoje yra vienodas skaičius vyrų, vienodas skaičius moterų, tai jeigu kartais atsirastų vienas vyras, viena moteris ar kelios poros, tai būtų įmanoma dar sudalyvauti renginyje, bet vėlgi ne apie tai. Artėjant prie renginio, gyvenimas virė savo vaga ir kadangi turiu galimybę bendrauti su įvairiais žmonėm ir gan dažnai, praktiškai kiekvieną dieną, tai susilaukiu įvairių klausimų tiek savo veiklos srityje, tiek, sakykime, ir po renginio paskelbimo buvo klausimų, o kasgi aš toksai, o kaip aš susijęs su renginių organizavimu ir aplamai, ką aš veikiau savo gyvenime. Tai šis įrašas bus turbūt toks kaip prisistatymas, iš tikrųjų papasakosiu apie save, nesmulkiai, bet bendrais bruožais galiu papasakoti. Na, aš tarybiniais laikais baigiau mokyklą, žinoma, toliau įstojau į Kauno Politechnikos institutą, baigiau mašinų gamybos konstruktoriaus inžinieriaus specialybę, pagal kurią praktiškai nedirbau, nes didesnį savo gyvenimo dalį, didžiulę gyvenimo dalį, galiu sakyti netgi taip, 45 metus praleidau šokių srityje, šokių sporto srityje. Pradėjau pirmiausia, aišku, šokti pats, paskui po 10 metų šokių karjeros, šokimo sportininko karjeros, perėjau į trenerio karjerą, susikūriau individualią įmonę ir mokinau vaikučius ir vyresnius moksleivius šokti. Mokinimas mane suviliojo praktiškai nuo pat pradžių šokimo karjeros, dėl to, kad tai man buvo labai patrauklus užsiėmimas. Svarbiausia, tai aš galbūt nesuvokiau tada, bet dabar aš tikrai suvokiu todėl, kad man visuomet reikėjo bendravimo. Bendravimo su įvairiais žmonėms, su suaugusiais, su bendramžiais, su vyresniais draugais. Ir tas bendravimas buvo būtent šokių sporte. Na ir žinoma, tai, kad aplinkoje visuomet buvo ne tik berniukai, vaikinai, bet ir merginos, tai irgi, žinoma, įdėjo savo didžiulę dalį į patrauklumą. Vėliau atsirado ambicijos, trenerio ambicijos ir tų ambicijų dėka pavyko išugdyti pirmuosius rytų Europos šalių tarpe pasaulio čempionus jaunimo grupėje. Tai buvo iš tikrųjų tarsi stebuklas, nes niekam nežinomas treneris Juozas iš kažkokios tai mažos šalelės Lietuvos, kažkokie tai šokėjai iš Lietuvos, kurie itin daug nesitreniravo užsienio trenerių stovyklose arba jų pamokose, staiga tapo pasaulio čempionais. Na, tai vėlgi tai yra atskira istorija ir įdėta tikrai labai daug pastangų, daug metodikos sukurta, tiesiog sukurta taip unikalios metodikos, kurią vėliau panaudojau ir kitų čempionų ruošimui. Jų buvo ir daugiau, ir įvairių šalių čempionų. Estijos, Latvijos, Baltarusijos ir kitų. Ir, na, visą tai veikia. Bet žinoma,
vyriškos ambicijos, vyriškas ego neleido sustoti vien tik tai šitoje veikloje. Tada prasidėjo renginių organizavimas. O būtent tada, aš čia bandau atsakyti klausimą tiem žmonėm, toms merginom, kurios užklausė manęs, o tai ar jūs turite organizavimo patirties, kokia jūsų ta patirtis ir taip toliau. Tai galiu pasakyti, kad pradžioje aš pradėjau organizuoti mažus renginius moksleiviams, tai buvo šokių konkursai, koncertai, vėliau išaugau į tarptautinio masto renginius, dalyvavo į keletą šalių, įvairių šalių šokėjai, komandos, komandinės varžybos ir jie vyko puikioje aplinkoje, visą tai organizavau aš pats ir kūriau ir aplinką, ir atmosferą, ir vedžiau tuos konkursus dažniausiai pats. Ir taip augo mano patirtis kaip renginių organizatoriaus ir ne tik. Toliau, žinoma, vėlgi atsirado noras plėstis, tuomet sukūriau visą šokių studijų tinklą Kaune. O kai nebetilpau savo rėmuose, tuomet perkeliau šokių klubų organizavimą, šokių klubų tinklo organizavimą ir Vilniuje. Va čia ir prasidėjo mano gyvenimas Vilniuje su šita sistema. Galiu pasakyti, kad drąsiai galiu pasakyti, aš esu apie tai parašęs ir viešai, kad buvau 2 santuokose, bet tos santuokos iširo. Drąsiai sakau, iširo dėl mano kalties, vėl apie tai nesismulkinsiu, aš galiu drąsiai tą dabar sakyti, todėl kad žinau priežastis, dėl ko taip atsitiko. Trumpai pasakysiu, kad tai atsitiko dėl mano tiesiog menko sąmoningumo tuo metu, menko suvokimo santykių srityje. Ir, žinoma, didžiulio ego. Tai nėra naujiena, turbūt daug kas susiduria su šitais aspektais savo gyvenime, bet nežino kaip išeiti. Man pavyko. Aš žinoma, apgailestauju dėl įvykusių tokių procesų mano gyvenime, kurie tikrai nesuteikė džiaugsmo nei man pačiam, nei mano šeimoms, bet yra kaip yra. Toliau vyksta gyvenimas, toliau aš žengiu į priekį, kuriu vienkiemį, mato toksai šuolis ir kaip čia dabar atsitiko, kad aš pasukau vienkiemio link. Atėjo tas momentas, kada kylant sąmoningumui ir atsirandant žinioms, o svarbiausia atsirandant žinioms, sutikus žmonės, kurie padėjo man suvokti daug dalykų, tam tikrų metodikų pagalba, taip pat tie dalykai dar labiau išsikristalizavo ir išsivalė mano vidus, supratau, kad šokių pasaulis jau nebe man. Daugumas kolegų, praktiškai visi kolegos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje nesuprato, nežinau kaip ar jie buvo šokiruoti ar ne, aš nebendravau su jais tuo klausimu, bet tiesiog aš tyliai ramiai pasitraukiau šokių pasaulio po 45 metų veiklos ir pradėjau naują gyvenimą. Paprastą gyvenimą be kažkokių tai ypatingų, sakysim, veiksmų, be kažkokių tai žygdarbių, tiesiog ramų, harmoningą gyvenimą žmogaus, kuris nori kurti. Ne viskas iš karto atsirado, ne viskas iš karto pavyko sėkmingai, reikėjo tikrai išgyventi įvairius momentus, gan sunkius momentus, bet grįžti į šokių pasaulį noro nebuvo. Nežiūrint tai, kad tai buvo tikrai, pakankamai gražus, finansiškai, pakankamai vėlgi geras ir pelningas darbas.
Bet vertybės, kurias aš įgijau tuo pereinamojo laikotarpiu, buvo daug brangesnės ir daug svarbesnės man pačiam. Todėl iki šiol aš sakau, kad ne, tai ne mano pasaulis, tai ne mano to Juozo, kuris turi labai aiškias nuostatas vertybių prasme savo gyvenime ir pakeitęs pasaulėžiūrą kardinaliai. Todėl kai kurie buvo klausimai, prašymai, galbūt aš sugrįžčiau, galbūt norėčiau vėl treniruoti. Atsakymai buvo neigiami, žinoma. Ir gyvenu aš dabar tą gyvenimą tokį, kokį gyvenu. Jūs matote kai kuriuose įrašuose mano veiksmus vienkiemyje. Ir vienkiemis tai yra mano tas ateities vizijos tikslas, kuris iš tikrųjų ateities vizija greičiau, taip reikėtų sakyti, kurią aš matau savo gyvenimo perspektyvoje. Ir turiu labai daug visokių planų kurti būtent tą vietą, tą šventą, gražią meilės įkūnytą vietą būtent tame vienkiemyje. Ar tai tikrai man reikalinga, ar tai tikrai man labai svarbu, aš sakau taip, tai yra svarbu. Ir gyvenimas mieste man jau pasiliko tik tai kaip praeities gyvenimas, dar kol kas esu čia. Bet kai tik tai atsiras galimybė, aš persikelsiu gyventi vienkiemį ir ten kursiu savo planus, įgyvendinsiu būtent ten. Organizavimo prasme, galiu pasakyti patirties, kiekvieną kartą įgydavau, kiekvienais metais, kiekvienoje išvykoje, kadangi buvau ir tarptautinės kategorijos, aukščiausios kategorijos varžybų teisėjas, sportinių šokių varžybų teisėjas ir teisėjau aukščiausio rango varžybas, tokios kaip pasaulio čempionatai, pasaulinio reitingo varžybas, atranka, teisėjų atranka į tokius renginius buvo labai atsakinga ir rimta, todėl patekti ten buvo nepaprasta, bet aš kiekvienais metais teisėjau tokias varžybas ir žinoma, būnant tame rate, organizatorių rate, visada matai tuos užkulisius organizavimo, kadangi tu nesi žiūrovas, kuris žiūri į sceną arba į salės aikštelę, jau viskas paruošta, viskas taip, bet žinoma, tu matai tuos niuansus, kada dar yra pasiruošimo procesas, kada kaip organizatoriai elgiasi, jaučiasi užkulisiuose. Tai aišku duoda labai didžiulę patirtį, suteikia galimybę tobulėti. Ir manau, kad kiekvienas renginys turi tam tikrą specifiką. Bet renginys yra organizuojamas kam? Žmonėms. Ir gebėjimas bendrauti su žmonėm, gebėjimas perteikti tam tikras energijas, žinoma, teigiamą prasme, tiem žmonėm perduoti kažkokius tai malonius momentus, reikia gebėjimų. Manau, kad tie gebėjimai su mano kelionė per gyvenimą, jie atsivėrė maksimaliai. Nenoriu pasakyti, kad aš čia galiu konkuruoti su bet kokiu vedančiuoju ar ten vedančiaja televizijoje ar scenose, bet nebijau nei didelių scenų, nei didelių auditorijų, nes vesdavau renginius, kuriuose būdavo susirinkę ir keli tūkstančiai žmonių, todėl balso drebėjimo tikrai, gal pačioj pradžioj pirmi momentai, pirmi žodžiai gal ir
Būdavo kažkokios vibracijos, bet labai greit pagaunu kontaktą su auditorija ir lengvai su ja bendrauju. Na, ką dar galiu pasakyti apie save? Mano siekiai, iš tikrųjų mano siekiai gyvenime yra bendrystės kūryba. Bendrystė labai svarbi man ir aš manau, kad daugumai žmonių bendrystė yra labai reikalinga. Todėl atsirado tokia Facebook grupė Bendrystės erdvė, kurioje šiandien dienai yra 280 žmonių, kurie laukia kažkokių įdomybių. Esu padaręs tam tikrą pertrauką tai grupiai, tos grupės veikloje, kadangi vasara, žmonės išvyksta, žmonės atostogauja, mažai domisi ir taip toliau. Bet sumanimų yra daug, yra sumanimai organizuoti klubus ir dabar vyksta jau parengiamieji darbai sveikatinimo klubo, būtent šio klubo organizavimo veikloje. Greitų metų pasirodys vaizdo įrašai su mokslininku Raimundu Paulausku. Jis pats pristatys savo idėjas, jis pristatys savo darbus, kuriuos yra atlikęs, jis pristatys savo projektą. Ir veikiančius jau projektus, kurie susijęs su žmogaus sveikatinimu. Labai įdomus, labai tikrai įdomus. Aš esu toksai, aš niekada nepuolu viešinti dalykų, kurių neišbandau pats. Todėl tą dalį, nesakau, kad viską, bet dalį, nemažą dalį, tos sveikatinimo programos esu jau išbandęs pats savo kūnu ir žinau, ne iš kalbų, o iš savo patirties, vėlgi iš savo patirties, to poveikio efektą. Apie tai jūs girdėsite kitose laidose. Ką dar noriu pasakyti? Noriu pasakyti tai, kad žmonės šiandien dieną yra pasiklydę, turbūt, nemažai žmonių yra pasiklydę įvairios informacijos laukuose, jos yra begalė. Bet viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Kiekvienas žmogus pagal savo energetinę srautą, pagal savo paties sukurtą aplinką patenka į tam tikrą informacinį lauką. Ir jo užduotis yra tame lauke tobulėti. Jeigu jisai tobulėja, jisai greit supranta, kad galbūt tas laukas yra ne jam ir jisai ieško kito. Ir tai nėra nepastovumas ar kažkokia bloga savybė. Aš irgi daug informacinių laukų esu praėjęs, patyręs ir dabar tebesu ne viename informacinėme lauke, nes tobulėjimui nėra ribų. Ir pasakyti, kad vienas kažkas tai toksai labai svarbus dalykas yra pats svarbiausias ir daugiau visi kiti yra nesvarbus, tai būtų tiesiog, kaip čia pasakyti, nežinau kaip pasakyti, nes noriu negražių žodžių sakyti, bet tai būtų netiesa. Žinau, kad pagrindinis visatos dėsnis yra dėsningumas ir tikslingumas. Šitą dėsnį aš taikau savo gyvenime, aš taikau šitą dėsnį bendravime su draugais, pažįstamais, nepažįstamais žmonėm. Toliau, pagrindinė gyvenimo taisyklė man yra elgtis su kitais taip, kaip nori, kad elgtųsi su tavim pačiu. Atskamba labai paprasta taisyklė, daug kas, kam aš esu pasakęs, tą taisyklę sako, tai taip, aš žinau, bet, taip, teisingai, tu sakai, ją naudoti gyvenime yra nepaprasta. Taip nepaprasta, todėl kad tai reikalauja pastangų, darbo su savimi pastangų.
Mes paprastai savo gyvenime nenorim dirbti su savimi, o privalome dirbti su savimi. Jeigu jūs ieškosite atsakymų tik tai pas kitus žmonės, dėl savo problemų, dėl savo kažkokių tai nesėkmių, tai ir pasitikėsi, kad jie išspręs jūsų tas problemas, tai bus jūsų klaida. Tik patys galite įspręsti. Vėl aš kalbu savo patirties dėka, esu išsprendęs problemas, kurios buvo mano viduje, kurios veikia mano sveikatą ir man kėlė tam tikrų gyvenimo sunkumų. Kol aš jų neįsprendžiau pats, tai nepavyko jų anuliuoti. Taigi, tai aš pabaigdamas linkiu visiems žmonėms, atrasti save. Aš jau ne kartą įrašuose esu sakęs, kalbėjęs, kad atrasti save yra pats svarbiausias mūsų tikslas gyvenime. Tai jeigu jūs nerasite savęs ar kitų žmonių pagalba, gal kažkam reikia mano pagalbos. Aš tikrai turiu daug žinių ir patirties, svarbiausia patirties, kurios pagalba aš galiu padėti žmonėm įspręsti bendrystės, savo šeimininių santykių problemas, klausimus. Ne visus. Nesu psichologas ir net nepretenduoju į šios profesijos žmonių titulą, tarpą. Mano psichologijos mokslai, tai psichoterapijos ir psichologijos mokslai yra mano gyvenimas, kuris buvo tikrai kupinas įvairiausių dalykų, įvairiausių gerų ir negerų, ir gražių ir negražių dalykų mano gyvenime buvo. Bet svarbiausia yra tai, kad aš galutiniam rezultate pasirinkau tokį gyvenimą, kurį galiu drąsiai pasakyti, jis yra gražus. Jis yra švarus, sąžiningas ir kupinas meilės. Tai šito linkiu jums. Nepamirškite, jeigu jums atrodo, kad tai yra įdomi informacija, įdomus mano pasakojimas, pasidalinti. Dėkite patiktukus ir dalinkitės. Ir tuo pačiu galiu pasakyti, kad tiems, kurie klausė, nes nemažai žmonių klausė, tu sako, tu galėtum, kodėl tu nekuri savo kanalo? Tai aš jį turiu. O kaip jis vadinasi tas tavo kanalas? Aš sakydavau visą laiką, niekaip aš nesu įvardinęs jo, yra tiesiog Juozas Aleksandravičius. Bet nuo šios dienos aš jį įvardinu bendrystės erdvė. Taigi, dalinkitės bendrystės erdvės kanalu su savo pažįstamais, galbūt jis padės jiems atrasti save, taip kaip atradau aš save. Iki gražaus savaitgalio ir visiems linkiu sėkmės, laimės ir svarbiausia meilės.